Sveiki, aš Deividas iš Oro sprendimai. Pristatysiu Jums oro drėkintuvą su oro valymo funkcija RB Maximum. Dažnai įvairūs ir žinomi gamintojai reklamuoja, kad jų oro drėkintuvas dar ir valo ar kitaip plauna orą. Tačiau perspėjame, kad neužkibtumėte ant šio kabliuko ir detaliau pasidomėtumėte tokio įrenginio veikimu. Norint, kad oras būtų valomas, ne tik teoriškai, bet ir praktiškai, yra būtini filtrai, kurie sulaikytų savyje ore esančius nešvarumus. Oro valytuvuose tam naudojami specialūs HEPA filtrai, kurie sulaiko daug mažesnes nei bakterijos dydžio daleles. Tik tokius filtrus turintis įrenginys gali būti vadinamas visaverčiu oro valytuvu. Būtent šio tipo filtrus ir naudoja oro drėkintuvas Maximum. Šis įrenginys drėkina orą šaltų garų principu. Dėl šios labai svarbios savybės drėkintuvą galima laikyti ant grindų, nes nuo jo ant grindų neatsiras kondensatas. Be to, šitoks drėkinimo būdas neleidžia patalpoje atsirasti kalkių nuosėdoms ir rūkui. Šis privalumas dažniausiai tampa lemiamas žmonių pasitenkinimui naudojant vieną ar kitą oro drėkintuvą. Maximum oro drėkinimui vietoje filtro naudoja diskus, kurių nereikia reguliariai keisti. Pakanka diskus praplauti, naudojantis instrukciją ir galėsite naudotis jais amžinai. Maximum oro drėkintuvas valytuvas puikiai tinka naudojimui namuose, nedideliuose biuruose ar parduotuvėse. Lietuviškos žiemos klimato sąlygomis rekomenduojame šį oro drėkintuvą nedidesnėms nei 45 kvadratinių metrų patalpoms. Nuėmus drėkintuvo viršutinę dalį, galėsite užpildyti talpą vandeniu. Į drėkintuvą telpa 9 litrai vandens, kurių pakaks bent 12 valandų drėkinant intensyviai, arba net 2 parom veikiant tyliuoju režimu su įjungtu oro valymu. Pilkite vandenį iki max žymos. Kai talpoje nebelieka pakankamai vandens, oro drėkintuvas nustoja veikti ir įjungia atitinkamą vartotoją informuojantį indikatorių. Oro drėkintuvo ekranėlyje pateikiama visa reikalinga informacija ir pasirinkimai. Drėgnumo skalė parodo drėgmės lygį esamose patalpose. Oro švarumo indikatorius pagal spalvas parodys, kiek kietųjų dalelių šiuo metu yra kambario ore. Mode mygtuku pasirinkite norimo veikimo režimą. Pirmasis pasirinkimas Air Washer reiškia, jog įrenginys tik drėkins orą, tačiau jo nevalys. Antrasis pasirinkimas HEPA Air Washer įjungs oro drėkinimą ir valymą kartu. Paskutinis pasirinkimas Air Purify reiškia, kad įrenginys šiuo metu tik valys orą ir jo nebedrėkins. Paspaudus mygtuką plazmą, įrenginys pradės gaminti teigiamus ir neigiamus jonus, kurių dėka suardomi ore esantis virusai. Fan Speed mygtuku galėsite pasirinkti norimo veikimo greitį ar funkciją. Maximum oro drėkintuvas valytuvas turi 3 įprastai pasirinkamus greičius. Kuo didesniu greičiu veikia oro drėkintuvas valytuvas, tuo daugiau vandens jis išgarina arba tuo daugiau oro pratraukia pro filtrus ir jį išvalo. Taip pat galima pasirinkti auto greičio režimą, kuriam veikiant įrenginys atsižvelgs į patalpos drėgmės lygį ir pagal tai parinks atitinkamą greitį. Kuo oras sausesnis, tuo drėkinimas bus intensyvesnis. Ir atvirkščiai, kuo oras drėgnesnis, tuo drėkinimo greitis bus mažesnis. Paskutinis pasirinkimas Sleep Mode reiškia, kad drėkintuvas veiks tyliuoju greičiu ir primažins savo ekrano apšvietimą. Kaip jau minėjome, šis oro drėkintuvas valytuvas naudoja HEPA filtrus, kurie sulaiko ore esančius smulkius nešvarumus. Tam, kad HEPA filtrai nebūtų užteršti didelėmis ore skraidančiomis dulkėmis, įrenginys turi daugkartinius priešfiltrius, kuriuos reikia reguliariai bent kartą per mėnesį išimti, nuplauti po tekančiu vandeniu ir išdžiovinus įstatyti atgal. Patį HEPA filtrą rekomenduojama keisti sykį metuose. Gamintojas taip pat pasirūpino, kaip užtikrinti kuo geresnę įrenginio higieną.
kai vanduo talpoje stovi ilgesnį laiką ir atsiranda bakterijų augimo rizika. Maximum drėkintuvas šią riziką sprendžia naudodamas patentuotą specialų filtrą vandenyje, kuris slopina bakterijų atsiradimą. Šį antibakterinį filtrą taip pat rekomenduojama keisti kas metus. Video aprašyme pateikėme nuorodas, kur galima įsigyti šiuos filtrus. Gamintojas AirB daug dėmesio skiria tam, kad oro drėkintuvas valytuvas ne tik efektyviai atliktų savo užduotis, bet ir jo kaina būtų kuo patrauklesnė, o išvaizda stilinga. Nuorodas oro drėkintuvo valytuvo Maximum įsigijimui ar detalesnei informacijai rasite video aprašyme. Dėkojame, kad žiūrėjote. Jeigu jums patiko ši apžvalga, spauskite like. O jeigu turite pastebėjimų, parašykite juos komentaruose, mums jūsų nuomonė yra labai svarbi. Taip pat siūlome pažiūrėti ir kitas mūsų paruoštas video apžvalgas apie namų klimatą gerinančią įrangą, kurias rasite mūsų YouTube kanale arba mūsų tinklapyje orosprendimai.lt. Iki pasimatymo.